Tai sveiki, esame Vilniuje, Žirmūnuose, tai yra Žirmūnų galas. Čia tokie yra du įdomus objektai istoriniai. Gal visi žino šitą vietą, tai yra buvusi gelžbetoninių konstrukcijų gamykla numeris 3. Kas nekeista, jinai yra, jeigu dabar lygint šiais mastais, yra tiesiog pačiame miesto centre. Įsivaizduojat, tai kad šiais mastais įsivaizduot, tai yra gamykla. Dabar tai aišku viskas išnuomuota, čia statybinių prekių parduotuvės, viskas, kas susijęs su statyba, patalpos yra. Bet tais laikais tai buvo, kokiais sovietiniais laikais tai buvo labai didelės gelžbetoninės plokštės gamino perdengimo garažams, namams. Tai kad suvokti mastą. Kaip nekeista, šitą gamyklą taip ir liko, jos dar nenugriovė, nors čia gardus kąsnelis, tikrai pas miesto centras. Už jos yra šiaurės miestelis, kuris jau beveik visai išgriautas. Ten yra dabar gyvenamieji namai, parduotuviai, Rimi, senukai, kas žino, tai va. O prieš jį stūkso gelžbetoninių konstrukcijų gamykla numeris 3. Žuvis pinasi, neesmė. Tai ką, toks yra objektėlis Žirmūnuose prieš šiaurės miestelį. Taip, šalia jo yra medžio centras, tai buvusi transporto įmonė, irgi kažkas žinos, bet dar vienas gana įdomus irgi objektas yra už nugaros. Dabar atsisukom jį. Komentuokit, kas atsiminsit, kas čia buvo, kas šito vietoj buvo. Dabar tai yra statybinės technikos nuomos centras. Čiagi buvo, galima sakyti, pats didžiausias Vilniuje tais laikais prekybos centras. Rašykit, kas atsimenat, kas pirkot jame. Tai buvo prekybos centras Ekonomija. Tai va, šitoj vietoje ant kalno. Tais laikais tai žmonės žiauriai čia plūdo, kokiais 95, 96, 1996, jeigu tai tiksliau. Tai va, parašykit komentarus, kas tikrai atsimenat, kas jame pirko. Įdomiausia, kaip pirkdavai, tarkim, žalią mėsą sveriamą, tai kai pasverdavo, kasos aparate išlįsdavo dar žodis ekonomija. Tai buvo irgi labai įdomu. Tai va. Už jo yra, už šito viso toks kaip ir techninių tokius kvartarėlis pastatų, ten autoservisai, dar toliau yra autobusų parkas. Ir yra, aišku, šone Žirmūnų galas. Tai va. Tai tokie objektėliai. Tokia istorija yra. Šiandien yra saulė, nors rytas tikrai šaltokas, ten +12, +15. Dabar yra beveik 7:30. Jau miestas pajudėjo. Toj formuosis kamščiai. Tai toks video iš Žirmūnų. Taip. Lėktuvas leidžiasi. Tai prenumeruokit mano YouTube video kanalą, komentuokit. Toks buvo video. Mačiau, kad žirmūniečius labai kankina automobilių parkavimas Žirmūnuose, ypač kažkoks keistas kaimynų elgesys, kada viešose aikštelėse kažkaip tai kaimynai elgesi negerai su priparkuotomis mašinomis, automobiliais. Taip pat mačiau, kad žirmūniečius labai kankina namo administratoriai. Sąskaitos labai didelės, keistos. Ir vienas komentaras labai patiko, kada gyventojai tiesiog išmetė namo administratorių, jį pakeitė geresniu. Tai visai neblogas komentaras šiais metais. Tai ką, visiems sėkmės. Ačiū už prenumeratą. Tai buvo Žirmūnų 3 dalis. Visiems iki, subscribe my YouTube channel. Iki.